Žaidžiam. Sveikos merginos. Labas. Greitai šiaip gal galim iš tikrųjų pradėti nuo tokio gal prisistatymo šiek tiek apie save, kad žinotų žmonės, kodėl mes kalbam ne apie muziką, o apie žmonių aprangas. Vilija? Aš galėčiau kalbėti apie muziką. Mes, man atrodo, visos trys galėtume kalbėti visomis temomis. True. Nes mes visos stilistės, tai dėl to mes šiandien kalbėsime apie naują aprangos kodą raudono kilimo ir man atrodo, nori, kad aš pasakyčiau apie savo stiliaus preferencijas kažką. Aš galvoju, gal prisistatyk iš pradžių, kad... Aš esu Vilija Rašnickaitė, stilistė, dirbu jau tiksliai nežinau kiek metų ir vis per laiką truputį keičiu ir gryninuosi savo stilizavimo profilį. Dabar daugiausiai dirbu su asmeniniais klientais, kurie kartais irgi išeina ant raudono kilimo. Bet nebūtinai. Tai visokių etapų yra buvę ir man viskas yra įdomu ir viską vis tiek stebi, matai, vertini ir norisi padėti žmonėms geriau atrodyti ant to raudono kilimo. Tai jaučiau prasmę šiandien čia su jumis apie tai pakalbėti. Dėl to ir pakviečiau. Esu stilistė Milda Metlovaitė ir dirbu tiesiogiai su žvaigždėm ir kilimu ir visa šou programa ir būtent naujų apdovanojimų esu būtent to kilimo vedėja. Taip. Labai įdomu šiaip, kaip nesijaudinė, kad visi nes ta live transliacija. Aha, 2 valandų. Ar jau pasiruošus, ką sakysiu? Nežinau, iš tikrųjų, aš niekad nesidarau jokių špargalkių. Turbūt taip, iš emocijos viskas eis, plus iš manęs nereikalauja, kad aš būčiau kažkas, aš nesu Kavaliauskaitė ar Vytautas Rumšas, aš esu stilistė, kuri turi savo nuomonę ir nebijo jos reikšti. Bet ar tu barsi ant Aš nežinau. Aš nežinau. Aš negaliu prognozuoti, iš tikrųjų. Aš nesu nusistačius, kaip bus. Faktas, kad visi žmonės, kurie ateis, yra mano pažįstami žmonės, kai kurie net labai geri draugai. Ir jeigu atrodys labai įspūdingai, tikrai bus pagirtas žmogus. Jeigu aš matysiu, kad galbūt kažkur yra klaida, aš kažkaip bandysiu taip. Atsargiai apie tai pasikalbėti ir dažnai ne pats atlikėjas, ne pati ta žvaigždė yra dėl kažkokių sprendimų atsakinga, o būtent stilistai. Jo, bet čia irgi klausimas, kiek procentų stilistai rengia svečių ir kiek patys žmonės, nes mes dar neturim tokios didelės kultūros, kad kažkokio įpročio samdyti stilistą kažkokį renginį. Jau muzikantai pradeda tai daryti. Atlikėjai jau pradeda. Bet ir ne visi atlikėjai šiaip. Ne, bet jeigu mes kalbam apie A-listą vadinamą, tikrai visi mano. O tie kiti visi svečiai, kurie irgi yra pakviesti, tai kiek procentas jų samdo stilistų? Kaip jūs manot? Aš manau, kad nedidelė dalis tikrai, nes tai yra ir papildomos išlaidos, ir planavimo daugiau, ir ruošimuose tam svečiai turi būti svarbu. Ir jis turi iš tų apdovanojimų, iš to pasirodymo ant raudono kilimo pats turėti savo kažkokį tikslą, ką jis ten nori pasiekti, to pasirodymu, savo asmeninio brandingo prasme. Tai ne visi turi tokių tikslų ir ne visiems gal reikia būti labai tokiems ten matomiems ir įsimintiniams tiesiog. Bet daug žmonių net neina fotografuotis iš tikro ant kilimo, bet man atrodo, jeigu tu jau eini su tikslu fotografuotis, tu turi pasiruošti ir tikrai galvot, o sakyti, kad man tai nesvarbu ir tiesiog... Arba neik fotografuotis. Tada neik fotografuotis, jeigu tau tikrai nėra svarbu. Jo, bet man irgi buvo taip, kai aš pirmą kartą buvau pakviesta į didesnį renginį, aš pagalvojau, kad, tarkim, muzikos. Aš irgi taip galvojau, kad, čia yra muzikantų šventė, ar ne? Tai
galbūt aš nesu muzikantė ir aš neturėčiau išsišokti, kažkaip turėčiau atrodyti paprastai ir tvarkingai, bet aš irgi praėjau, aš suprantu, kad dėl ko tave kviečia. Dėl to, kad laukia iš tavęs. Kad laukia iš tavęs, kad tu papuoši renginį, o ne ateisi tiesiog kaip pilka pelytė apsirengusi. Tokia jau mūsų misija. Nuspalvinti renginius. Dar toksai grįžtam prie to mano špargalkinių klausimų. Tai kaip apibūdintum savo stiliaus filosofiją, Vilija? Kaip tu įsivaizduoji, kas apibūdintų tavo stilių, kokie tai žodžiai? Čia mano būtent asmeninė, ne kaip aš kitus stylinu, bet žinai, tas labai dažnai atsispindi, kaip tu pats rengiesi, kaip tu pats atrodai. Labai dažnai mes ištransliuojam ir savo klientų. Aš pasakysiu, kaip aš žiūriu į savęs rengimą, tai aš visada irgi esu momente ir labai visą laiką viskas keičiasi manyje ir mano santykėje su aplinka ir dėl to nuolat keičiasi mano atrodymas. Jis neturi kažkokių vienodų žymeklių, aš galėčiau viską labai supaprastinti ir suspausti, bet tada kitą dieną tai nebeatitiktų, ką aš dabar pasakiau. Ir man kažkaip atrodo, kad nėra mano misija bandyti save paaiškinti visą laiką, aš tiesiog būnu. Bet žmonės, savo klientus aš rengiu visada atsižvelgdama bandydama patenkinti jų socialinius, estetinius, gyvenimo kažkokiu etapu ir statuso kažkokio atspindėjimo poreikius. Tai tokie mano fokusai yra, bet viskas yra labai asmeniškai. Apie asmenybę, apie charakterį, kaip tai išsitransliuos, ar žmogus išneš tą įvaizdį, ar neišneš, kas jį geriau atskleis ir leis jam spindėti gražiausiam spalvom, o kas kaip tik jį truputį ten gali sukonfuzinti kitų akise. Tai aš tokia labiau skaitytoja su charakterio, negu apibūdintoja konkrečių kažkokių estetikų. Aš galiu viską apibūdinti, bet nebūtinai tai bus dabar aš. Bet čia labai geras stilisto bruožas, kad tu, žinai, renginį ne tik tai taip, kai tau yra gražu ir kaip tu norėtum tą žmogų matyti, bet kad tu įsigilini jo daugiau asmenybę, jo stilių, jo poreikius. Bet man patinka glemas, man labai patinka, kai yra seksy, prabangu, gražu. Tai tikrai nėra, kad bus, jeigu žmogus sakys, aš paprastas, aš labai mėgstu tiesiog, patogiai jaustis. Aš tą patogiai padarysiu vis tiek labai gražiai, nes negali būti tiesiog labai patogiai. Ir daugiau nieko. Taip. Mildute. Kuriant man pačiai ir savo asmeninį stilių, bet labai gerai pastebėjai, kad mūsų asmeninis stilius persipina ir su darbu. Ir iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad esu dabar tokiam taške, kur iš tikrųjų galiu darbe kurti tai, ką aš noriu, o ne tai, ką reikia. Tai ir mano asmeninis stilius tai yra kasdien kurti kažkokį personažą ir į jį įsikūnyti. Ir kaip pavyzdys, tiesiog praeitais metais važiavau per savo gimtadienį Hario Poterio muziejų, tai aš visą aprangą turėjau būtent Hario Poterio ir aš taip patikėjau tuo personažu, kad esu tas personažas. Tai ta prasme buvo mano stebuklinga 7 valandų kelionė, kas tas personažas, tie drabužiai man padėjo atsiprašau, aš galiu biškis stabdyti. Tai man tiesiog, kad visada man patinka kurti personažus ir aš iš tikrųjų nežinau vakare, ką aš rengsiuosi ir kas aš būsiu kitą dieną. Ir aš visada stengiuosi, kad man išliktų tai vis tiek žaidimo forma. Ir aš, tarkim, kai važiuoju, tarkim, į fotosesijas, aš esu iš tų stilišių, kur aš atsivežu kalną drabužių. Ir pas mane taip, ir būna atvažiuoju, taigi mes turėsim tik 4 outfitus, kodėl tas kalnas, bet aš noriu išlaikyti tą mėgavimąsi, aš tada susikabinu ir aš kuriu čia ir dabar, kaip jaučiu, ir viskas okei, kitas stilistas turi kitą formatą darbo, bet man tai yra toks malonumas ir aš taip nenorėčiau jo atsisakyti, aš pasikankinsiu su tuo drabužiu atsivežimu, bet man tai yra stebuklingas metas, laikas ir aš realiai būtent dėl tų akimirkų ir dirbu savo darbą ir įdievinu. Tai.
Pastebėjai, yra tas teatrališkas stilius. Tavo užsakovai, ta prasme, nereikalauja iš anksto parodyti ir pasitvirtinti dirbą? Būna, kartais būna, bet kaip ir minėjau pradžioj, kad aš taip pat kaip jau galiu daryti tai, ką aš noriu daryti, priimu užsakymus tuos, su kuriais kur aš noriu dirbti. Ir iš tikro būna... Tu, jeigu Milda matai, taip ir bus. Ir aišku, aš nesakau, yra kur kažkokie dideli užsakymai, galbūt reklamos kažkokios, su kuriuom aš tikrai jau retai dirbu. Daromės mes tuos prezentacijas, daromės ir prezentacijas ir su asistentais vien dėl tokio efektyvesnio darbo, bet jeigu yra pas mane, mes pasitvirtinam vieną outfitą, aš tikrai atsivešiu dar ir B, ir C, ir D variantus, nors ir turim patvirtintą. Jo, labai gerai darai, nes niekad negali, žinai, kaip... Oi, niekad negali. Gali būti, kad tau atsitiks tiek force majeure, kad tau reikės F variantą neturėti. Taip, visiškai teisingai. Tai dar šiek tiek toks irgi iš asmeninių dalykų, paskui jau artėsim prie mūsų pagrindinės užduoties išsiaiškinti, kas tai yra tas creative glam stilius. Gerai, tai koks jūsų buvo didžiausias profesinis iššūkis? Čia kažkokio nelaimingo. Kaip, ką jums iš karto išmeta jūsų mintis, apie ką? Man žinai, kas yra, aš galvoju apie tą, ar čia kažkoks labai sunkiai vykusi fotosesija projektas, bet man, kai labai būna kažkokia specifinės užduotis, man patinka ieškoti ir dirbti, nes aš esu medžiotoja. Man patinka, kai nėra padėta ir kai nėra kaip padarytų visi. Tai yra mano motivatorius pagrindinis. Man gal didžiausias iššūkis būna nuomonę keičiantis klientai, mano laiko nepaisant. Šitie blogiausia, bet čia yra, kur viskas griūna dėl to ir negali įsijausti ir tada kažkokia priešpriešą įtampą atsiranda. Tai man nepatinka tiesiog klientai, kurie nepaiso, kur negerbia laiko komandos arba kokie labai bosi fotografai, kurie viską nori uždiriguoti ir tada visų kitų žmonių indėlį. Nieko asmeniško. Su tavim dirbti labai smagu būdavo, bet labai dažnai būna, jeigu daugiau vyriška kompanija už fotoaparatą prasideda dirigavimai ir reguliavimai. Man dėl to moteriškas komandas visada labiau patinka. O tau? Jeigu kalbant apie klientus, irgi, kurie erzina, tarkim, kažką nepatinka, tai būna, irgi nesenai esu susidūrus, kur aš visada, kai su klientu kalbuosi, tai ten atlikėjais, tarkim, su kuriais aš dar nesudirbus, ir aš visada pasiklausiu, į kurią mes kryptį einam ir kad pasikalbam, kokios spalvos galbūt yra nepatinka, ką norit slėpti, tokius esminius dalykus, kur aš galėčiau labai žymiai kryptingiau ieškoti drabužių. Ne, viskas gerai, tai ten, aišku, jeigu ten moteris kažkoks, ten, žinom, kokią detalę, kur visada nenori, bet viskas okei. Ir tada tu sėdi, žinai, savaitę darai prezentaciją, ten ieškai, surandi kalną tų drabužių ir tada pradedi rodyti ir tada pradeda lys. Ai, tai ne, tai palauk, tai mangi ir tas ne, aš to nenoriu, taigi ir man tas... Bet jau pasitvirtinęs. Bet aš savaitę dirbau, žinai, tą darbą ir tada pradeda lysti tie visi tokie aspektai. Tai tie iššūkiai, bet turbūt man didžiausias, man pačiai iššūkis būna ir toksai savo prisidarau, aišku, problemų galbūt. Man labai yra svarbu darbe kuo mažiau naudoti drabužius, kurie jau buvo naudoti. Tai, kur atrodo, tarkim, ten televizijoje, renginiam, prodiuseriam, tai jiems tai vienodai rodo, taigi paimk ir viską, žinai, kas ten atsimins, mes tik kolegos žinom, kas ką naudojo. Bet tikrai niekas neatsimena, kartais ten... Taip, bet va čia esminis dalykas, aš žinau. Tai va čia yra tas, kur aš nieko savo negaliu padaryti ir dažnai mes kažkur įstringam, ten asistentė sako, ne, taigi Milda yra tas drabužis, žinai, ir aš jį paimsiu jau, nors žinau, kad tas naudoja jau tikrai kritinių variantų, jeigu kažkas ne taip yra. Tai, bet atlikėjas jau vienas buvo, tas atlikėjas užsideda, gal ir... Tai jau taip, tai va, pas mane aš nedirbu su asmeniniais klientais, pas mane yra
televizijos, laidų vedėjai, ten atlikėjai. Tai, bet šitas dalykas iššaukė labai fainą ir įdomų dalyką, kad mes pradėjom ieškoti drabužių Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, dabar iš Prahos, iš Paryžiaus. Galima net negražiai sėdėti. Galima, tai. Vienas skirtumas, jis gerai pagal lūpdažį spalvą atpažinsim. Čia pagal lūpdažį gali. Jo, pagal lūpdažį. Vis tiek stiliaus DNR bendras. Tai dar, ar Lietuvoje turime savo raudonojo kilimo stiliaus tradicijas, ar jos dar tik formuojasi? Turi tokia ašis žmonių, tai atlikėjai, kai kurios įžymybės, kai kurie stilistai, dizaineriai, fotografai, o platesnė dalis žmonių nelabai dar yra iki galo susigaudę, ko iš jų tikimas ant to raudono kilimo ir truputį dar arba gryninasi, arba nelabai kreipia dėmesio ir sukuria tokį chaosą ir truputį ignoruoja visą tą kultūrą raudono kilimo ir... Sakau, net neįsigilina Bet atrodo, kad sąmoningai tai daro lyg protestuodami prieš kažką. Kad yra aukščiau visos šios bet jie ateina į tą renginį, bet tai čia visada taip. Toks jausmas, kad tie žmonės, kurie nelabai pasistengia, jie jaučiasi, kad yra good enough. Ta prasme, kad čia ne apie drabužius viskas. Jo, bet čia dar, aš manau, kad tas ne apie drabužius yra iš seniau šiek tiek mūsų... Nu, tuštybė. Jo, jeigu tu puošiesi, kažkaip ten fotografuojasi, viešinę savo kažkokį atvaizdą, tai yra tuštybė. Jie tai... savo vidiniam konfliktą tokiam ateina į tą renginį, nes dabar jau laikai kiti. Dabar yra fainai, kai žmonės moka įsijungti tą gerą atrodymą, kai reikia. Ir tai nėra kasdienis dalykas žmonėms. Ateini vieną kartą, 2 kartus į metus į tos svarbius raudono kilimo renginius. Tai ir tada gyveni savo įprastą tą komfortą. Kad mes tų renginių neturim daug. Ta prasme, 1-2 kilimai per metus, tai apie ką mes čia kalbam. Į vestuvės eini irgi puošiesi, jeigu esi šiaip žmogus, tu neini, žinai, su išmuštais kelienais džinsais ir treningų. Žiūrint kas. Nu, treningų gal ne, bet išmušti kelienai. Išmušti kelienai būna, jo. Tarkim, kaip gauna kvietimą ir su dress kodu, tai jau tos A-listo žvaigždės, kurios visada ruošiasi, jos jau šiaip žino, kad gaus kvietimą, dar negavę kvietimo, jie jau galvoja, ką jie darys, kaip jie rengsis ir koks bus jų pareiškimas ant kilimo. Tai... Taip, nes tai yra svarbi jų darbo dalis. Tai jie tai supranta, ant kiek svarbu yra įvaizdis, rūbas, koks indėlis sukurti savo stilistiką, atspindėti savo muziką ir kad tave pamatytų ir išgirstų. Tai... Apie patį renginį dažnai tiek yra nešnekama, kiek apie kilimą. Tai taip, tai pavyzdžiui, peržiūros, aš manau, yra žymiai didesnės, sudėjus visus ten socialinius tinklus, sudėjus visas naujienų portalus ir live transliacija yra, man atrodo, žymiai didesnės. Visi sako, čia tuštybė. O visi žiūri. Bet skaičiai rodo, kad... Skaičiai rodo, kad visi... Taigi aišku, kad visi ateina kitą dieną į darbus, sėdi virtuvėlėje ir visi aptarinėja. Tai kaip ir mes. Ar tu matei, siunti skrinšotą, ar tu matei, o tas. Tik tas diskusijos būna, patiko, nepatiko, gražu, negražu. Sąmonė arba nesąmonė. Yra normalu tos diskusijos, toksai, žinai, vis tiek tu norigi darbo ties ir pasmaltokinti apie naujienas, kas vyksta. Kaip jūs apibrėžtumėte tą creative glam stilius? Kas tai yra? Noriu padėti žmonėms, kurie pirmą kartą girdi ir vis tiek, kad susivoktų. Creative glam vis tiek yra black tie ribose aprangos kodas, tik jis yra su kažkokiu asmenišku, kūrybišku elementu, žodžiu, glamūras su razinka. Bet black tie, tikrai black tie. Black tie. Tai nes tada įneš daugiau sumaišties, jeigu mes mėtysimės tarp kokteilio, tarp kažkokio business casual, nes tie dress kodai gan yra tokie nelankstus. Gali būti, bet jeigu jis pakankamai bus glamoras, galim atrodyti tada tu turi gerai. Labai jau išnešti kažkokiais
efektais, kad tai atrodytų įspūdingai ir atrodytų puošniai, kad neatrodytų, kad tiesiog, kad tu eini į kažkokį tai gimtadienį. Tikrai taip, jeigu trumpa suknelė reikės gerokai labiau stilizuoti, intensyviau, kad labai norisi, žinai, to individualumo žmogaus, jį ištraukti, kad nebūtų tik tais, kad pasiemu juodą suknelę ir man ramu, žinai, bet ta pati suknelė gali, žinai, sužibėti su aksesuarais, su audinio pasirinkimu, su forma, siluetu. Ir kažkaip čia labai norisi to individualumo. Bet kaip Vilija minėjo apie black tie, aš galbūt tiek į black tie rėmus nesudėčiau, nes aš labai norėčiau ant kilimo pamatyti ir kas man irgi tilptų į šį dress kodą ir performansų tam tikrų ir su tam tikrom labai socialiniam žinutėm. Aš irgi performansus taip pat. Nes aš manau, kad nepamirškim, kad tai yra muzikos apdovanojimai. Ir kad tu čia... Bet ne visi daro ant scenos, bet... Aš kiek esu mačiusi performansų pas mus, man jie tokie šiek tiek nelabai... Mokyklos būrelio. Mokyklos būrelio, labai pritraukti. Bet kodėl? Pavyzdžiui, mados infekcija yra keletas pavyzdžių iš menininko Lino, man atrodo, jis labai kūrybingai ateidavo nusiteikęs, ir kur tikrai labai įdomu būdavo ir labai taip išlaikyti, taip. Bet jisai šitas jau asmenybė yra tokia, o jisai... Bet jeigu atmetusi performansą, vis tiek pats drabužis ir įvaizdis turi turėti ir creative, ir glam. Taip. Būtinai. Jo, mes pertraukėm, Vilija, ką dar ten norėjai papasakoti mums daugiau apie creative glam? Ne, aš norėjau tik tai išgryninti, kad man atrodo, kad tai tikrai turi būti black tie atitinkantis įvaizdas, tik tai būtinai turi būti jisai ne juodas, ne paprastas, ne vienos spalvos, ne kažkoks dukslus. Aš galiu šiek tiek įsikišti, juodas, žinokit, aš girdėjau, kad labai daug daro juodų. Tai aišku yra lengviausias... Turiu galvoje ne juoda slip suknelė. Juoda, taip pat tiesiog pataisom, kad tai yra juoda, bet tada ta juoda turi būti labai įspūdingų formų, labai įspūdingų. Faktūra, audinio, kažkokia. Dalykų. Galbūt kažkoks aksesuaras labai įspūdingas gali, žinai, nunešti. Manau, apskritai šitas dress kodas, tai, žinai, tai yra toks tarp dviejų pasaulių, žinai, tai tas glam, tai yra, norisi, kad tai būtų rafinuota, elegancija, ta elegancija kiekvienas mes suprantam, aišku, savaip, ir tas kitas pasaulis, tas individualumas, kūrybiškumas, kaip ir Vilija minėjo, irgi labai, pritariu, mes, manau, panašiai mastom, kad tiesiog įvyktų tą razinką, kaip Vilija sako, kad nenuobodu būtų žiūrėti. Bet jūs iš esmės patenkintos, kad šis aprangos kodas atėjo į Lietuvą? Ar dar ne laikas? Aš tai manau, kad labai fainai, kad jisai yra. Žmonės galbūt priversti būti labiau kūrybiški ir nebijoti gal kažkaip keisčiau atrodyti, nes bus pagrindas, kad toks buvo aprangos kodas. Aišku, bus tų, kaip aš sakau, raudono kilimo stebėtojų, kurie nesupras, kad tai buvo tokia užduotis. Ir sakys, aš taip niekada nesirengčiau. Sakys, kas jam kažkas. Bet taip ar taip jie kažką rašys. Jo, bet aš manau, kad čia yra toksai, Lietuva dar šiek tiek nėra, aš manau, iki galo pasiruošus šitam dress kodui, nes manau, bus tokių, kur tiesiog ateis kaip į kažkokį karnavalą, apsirengę. Aš nuo to tik džiaugsiuos. Čia tokia yra labai plona linija, kaip, žinai, tu turi labai daug žinių turėti ir suprasti, kaip tai visą pateikti, kad atrodyti gerai, nes tarkim, tu gali labai persistengti ir atrodyti labai blogai, arba tu turi, arba antiek tu būsi nedrąsus, kad tu neišpildysi tiesiog to aprangos kodo. Aš tai pirmą, kai sužinojau apie šitą aprangos kodą, Creative Glam, pasimeldžiau už visų paprastesnių dalyvaujančių ten sielas, nes žinau, kad jie papuolė truputį. Čia reikės įdėti žymiai daugiau pastangų ir išmonės. Man tai įdomiausia, kaip, atsiprašau, įdomiausia vyrai. Moteris tai dar moteris sugalvos, bet vyram.
Vyrai bus. Bus įdomu. Norisi pamatyti kažko įdomaus ir įdomu, kaip jie interpretuosis. Ar bus daug su juodais smokingai žmonių? Faktas, tai kad bus. Su juodais smokingais. Su juodais būtų dar mėlyna. Bus su mėlynais kostiumais. Bet žiūrėkit, kilimo spalva mėlyna. Būna pilkai mėlyna. Taip, žinoma, apie ką mes šnekam, tai nuo to nepabėgsim, bet turbūt nuo kažko turi prasidėti viskas ir kad tų klaidų bus, tai jos ir turi būti. Čia yra viskas, taip, viskas čia normalu yra, bet kažkoks jau pirmas žingsnis yra dėtas, kad žmonės taptų kūrybiškesni ir galbūt labiau pasistengtų nei įprastai tam kilimui, nes, kaip ir minėjom, kad jų yra tiesiog keli kilimai per metus. Aš turiu idėją vyrams, kurie atėjo ne visai pasiruošę. Nesifotkinkit su savo moterimis, kurios atėjo visiškai pasiruošusios, nes jūs labai numušat jos visą tą įdirbį. Nes ateinat be makiažo, pamėlusiam tom rankom, kelienais išsimuštais. Labai numušat arba tiesiog susidėtis, jeigu neturi jau smokingą, užsidėti ir kažkaip fantaziją įdomesnę ar tam... Arba ta moteris, kuri išsipuščius, nepamiršta tegul, kad turi vyrą. Bet jinai eina kartu, tai žinai, jeigu vyrui yra sunku, sudėtinga, galbūt turi padėti. Bet aš vakar su savo draugu aptariau šitą dalyką, kad kaip žmonėm pataikyti, tai aš sakau, tai arba turi, tai arba neturi, jeigu neturi, samdai stilistą. Jo, tai taip ir pataikys. Dar turi laiko pasitarti su žmonėms specialistais. Samdyti arba rašyti užklausas į vakarengtis.lt. Arba ateiti pas mane. Taip. Yra variantų, bet aš visus rengiu. Tai Milda, kaip tu manai, kas iš tikrųjų bus ant to mėlyno kilimo? Ar turi kažkokias prognozes? Kažkokį tai mes galim gal išburti, kas bus? Į ateitį galim gal numatyti. Ko daugiausiai bus? Sunku pasakyti, manau vis dėlto, kad ir kaip norėtųsi, kad būtų kitaip, turbūt daug bus black tie. Ir galbūt jo kažkokių variacijų. Kaip kalbėjome apie tą persipuošimą, taip šnekant tarp mūsų visų, atrodo, norėtųs, kad galbūt būtų tų daugiau persipuošusių žmonių. Reiškia, jie jau stengiasi ir ėjo į kažkur, žinai. Ir gal man tai labiau, aišku, patiktų, bet manau, kad šitų variantų irgi bus nedaug, bet aš labai kažkaip atrodo pesimistiškai gal čia skamba. Aš tikrai žinau, kad yra šou pasaulio atstovų, kurie ypatingai ruošiasi šitiem apdovanojimams ir jie atrodys, manau, tikrai įspūdingai. Tai Tai bus atsvara. Bus atsvara. Bus, manau, visko. Iš tikrųjų, bus visko ir kas pataikys, kas labai nepataikys, kas iš vis nesistengia. Manau, bus iš esmės kaip visada. Aš labiausiai nenorėčiau matyti tų kokteilinių suknelių, kurias mes rengėme, žinai, ypač tas su žvyneliais, kur mes rengiamės į kalėdinius vakarėlius arba, žinai, į kažkokių draugų gimtadienius. Tai jau geriau tada apsirengtų black tie, ar ne, negu kad dėtųsi tas kokteilinės suknelės paprastos. Aš manau, kad su Creative Glam, kas gali atsitikti, tai žmonės labai kaip pašėlę pradės dėtis plunksnas. Plunksnas blizgučius, taip. Ragus, visokius didelius pečius. Norėjau sakyti, Ne galvos ragus, bus visokias pridedamas sijonas, šleifai, apsiaustai ir ta prasme patys drabužiai, jie vis tiek bus gan baziniai ten kostiumai ir suknelės, bet jie tiesiog bus lipdyti, aplipdyti. Elementų visokių, kurie nebūtinai duos to glam, bet jie duos Creative. Jo, jie duos Creative. Bet manau yra labai gerai ir tegu stengiasi, tegu pradeda kitais metais jau bus vienu žingsneliu į priekį padarę. Bent šau padarė, žinai. Taip. Bus apie ką mums šnekėti kitą dieną. Tai ne tik mums, bet ir atėjusiems į darbą, žinai, žmonėms. Taip.
Jo, tai kaip mes ir apšnekėjom, kad kas tai yra creative glam ir dabar gal tokie kokie audiniai, nes, pavyzdžiui, aš specialiai ChatGPT įvedžiau, galvoju, nes kiti žmonės nesamdys stilistą, ar ne, jie tiesiog googlins, kas yra tas... Arba ChatGPT klaus. Arba ChatGPT, jo. Tai aš galiu visiems gal pasakyti, kur čia kamera. Neklausykit ChatGPT. O, kaip įdomu. Taip, aš žinai, kad išsibandžiau ant savęs, nes kaip iš teorinės pusės jis kaip ir gerai viską, bet jis nukreipia nelabai teisingą linkmę, nes labai daug kalba apie blizgučius ir meta netgi tas kokteilinės blizgučių nuotraukas, tai galbūt teisingai. Parašom pareiškimą. Jo, tai tarkim, arba jeigu tam duodi užklausą, ar tu gali mane paruošti, labai, labai blogai. Duoda labai bendrinę tokią informaciją, kuri jo, ne... Kuri ne, tai neklausyti. Ten, tarkim, kai kurie pasakymai, kas tai yra per stilius, tikrai yra teisingi ir kaip teorinę dalį išmano gerai, bet kai pasijungia praktinė dalis, tai nebent galite per ChatGPT paprašyti, kad išmestų būtent to stiliaus raudono kilimo užsienio atlikėjų pavyzdžių. Tai galbūt tada jau teisingesnė linkme, bet ir deda labai daug tai, kas neatspindi visiškai. Labai basic deda. Jo, neatspindi visiškai. ChatGPT ir visi AI reikalai apie stilių ir madą toliau nuo jų eikit, nes labai negerai nujudėsit. Neklausykit. Jeigu norit, pasitarkit su specialistai, nes tikrai, Šitoj srityje ten dar labai daug yra, kur pasitemti dirbtiniam intelektui, nes nepagauna. Pažiūrėsiu, nes aš tikiu, kad daug žmonių googlins ir klaus. Bet turbūt didžiausia pagalba būtų, jeigu ieškosit kažkokių užsienio atlikėjų ir tiesiog per Pinterestą vedant stilių ir manau ten daug... Pinterestas labai daug turi red carpet renginių, bet sakau, labai žinai, kartais, kai neturi supratimo, kas tai yra per stilistika. Sunku atrinkti, suprasti, kas tai yra. Tai aš stengsiuos kuo daugiau į mūsų šitą pokalbį pridėti nuotraukų pavyzdžių, kas atspindi, ką žmonės maždaug matytų, apie ką mes kalbam ir labiau suprastų, nes dažnai, ką kalba, kartais ne visi mes suprantam, apie ką mes kalbam, bet, pavyzdžiui, žmogus, kuris neturi praktikos su tokiais dalykais, jam pavyzdys suveikia, nuotrauka suveikia geriau, tai čia, manau, turės daug darbo komanda įdėti tos paveiksliukus. Tai dar gali būti tokia tema, kurią galima kalbėti, kad renginio organizatoriai, ko tikėjosi sugalvodami tokį. Tai kaip kalbėjom, kad nori, kad žmonėms atrodytų įdomiau. Manau, nori, kad apie renginį kalbėtų daugiau, kad būtų daugiau peržiūrų, kad būtų bazzas ilgesnis už įprastus raudono kilimo renginius. Jie nori tiesiog gauti daugiau patys iš to renginio. Taip, tai čia, manau, nėra nieko blogo ir nėra ko čia slėpti. Faktas, kad taip yra. Ir manau, kitas, aišku, dar yra aspektas, kad pats tas žmogus, jis nebėra įstebėtojas, jis yra viso renginio, tampa tuo dalyviu, tokiu tuo tikruoju dalyviu, į kurį visi žiūri, žinai, ir ne tik jisai stebi, bet ir jį stebi. Tai, kas man atrodo, gal tikrai įdomu turėtų būti, kam tai nėra įprasta, pabūti ir tokiam personažė galbūt. Gerai, tai dar dabar, kalbant apie renginio organizatorių tokį žingsnį, padaryti tą mėlyną sienelę. Ar jinai bus, Milda, noriu pasitikslinti, ar jinai bus tik mėlynas kilimas, ar jinai bus mėlyna ir už žmogaus, kaip buvo mėlyna, ar ne, ta ryški? Mėlyna, taip, ir galbūt, manau, baltų logotipų kažkokių turbūt atsiras. Aha, tai tu supranti, kad visi stilistai verkia? Kodėl? Man, jeigu stilistas verkia, tai... Stilistas neturi teisės verkti. Taip, nes taip. Ta prasme, turi užduotį daryti, dar įdomiau. Tu turi užduotį be creative, ar ne? Ir tada tu turi derinti prie sienelės. Bet tikrai manoma yra variantų. Tiesiog pasistengti. Ir galima net dar daugiau iš to išspausti, negu su tradiciniu raudonu kilimu. Gali būti labiau stunning, captivating. Gerai, tai pašnekam tada apie spalvas, kurios derėtų, padedam žmonėm, nes kol kas pas ką klausiu pas stiliustus, visi išsigando tos mėlynos spalvos ir išsidaro juodus.
Pas ką paklausiu viso atveju? Man tai iš karto buvo, aš apie juodą spalvą, iš tikrųjų, kai aš sužinojau apie mėlyną, man nebuvo juoda spalva, man buvo kas buvo balta spalva. Balta sidabrinė. Kur saugus variantas ir neprašausias. Bet dar kontrasto principų žiūrintis spalvų, ta priešingai pusė yra oranžinė, geltona, ryškiai fuksija, kažkokia laimo spalva gali būti. Bet su šitom spalvom gali atrodyti taip gerai, gali kažkokie metališki visi audiniai. Metališki labai gerai. Aš šiaip esu surinkusi netgi pavyzdžius, kas gerai kas yra prie mėlyno. Tai mes sudėsim tos pavyzdžius. Čia gal nekreipkite dėmesio daugiau į pačią aprangą, nes ne visur yra spalviškai. Jo, ką norim parodyti, kad kokios spalvos tinka, nebūtinai. Pereinančios spalvos gali būti nuo, pavyzdžiui, geltonas iki juodos, labai dramatiškai. Ta pati mėlyna gali visai įdomiai atrodyti. Gal ir biškai galbūt turkio sienos dalim atrodysi, bet gal prisimenu. Bet čia priklauso nuo asmenybės, žinai. Ir nuo tipažo, ir nuo to, kas jiems tinka, bet tikrai galima išspausti dar ekstra. Rožinė. Taip, rožinė. Ir aš manau, ta pati geltona. Bet ta kamerėlės. Taip, ir manau, kad... Ir šviesesnė. Žinant visą ir kontekstą, tarkim, aš jau žinau, kokia mano bus suknelės spalva ir aš būsiu vedė. Bet tu jau kažkokio outfitą buvai parodėjai? Fotosesijas. Fotosesija. Net tas bus? Oi, ne. Tai turbūt, jeigu ne tą spalvą, kokią aš pasirinkau, ką turbūt pamatysit laikui einant. Neišduosi nieko? Po kol kas tikrai ne. Bus drąsu ir tą, ką rekomenduočiau kitiems nesirinkti. Bet aš turbūt rinkčiau kita spalva, mano būtų geltona ir mano turbūt apranga būtų tikrai susijus ir labai kryptingai su Ukraina ir tai labai, manau, puikiai platforma pasakyti savo kažkokį, savo vertybės ir palaikymą parodyti. Ir tai gali būti irgi būtent šio kodo suknelė ir galbūt orientuota būtent į palaikymą Ukrainos. Tai, kas, manau, labai dėkinga būtų. Bet čia yra mano asmeninis santykis yra su Ukraina ir mano būtų žingsnis turbūt toks. Tai galbūt irgi galėtų būti kažkam pagalboti. Tai ar yra koks nors stiliaus tabu tokio tipo renginiuose? Tai nedasirengti yra pagrindinis tabu. Per daug kasdieniai audiniai, trikotažas, džinsas, kažkokie dukslios spalvelės, oficiniai kostiumai. Kedus galima dėtis tokį renginį? Jeigu labai jie customized yra, tada galima. Jeigu yra tiesiog paprasti kedai, tai tada negalima. Tikrai ne. Mes kažkaip labai esam šiaip išaugę iš išeiginių batų nešiojimo, vyrai ypač. Tai norėčiau, kad tai grįžtų ir turėti ekstra puošnius batus vyrams reikėtų. Bent vienos, ar ne? Taip, tokius ne šiaip, kad tiesiog paprastus. Nusipirkti geresnės delninės, kurios dėrėtų žinai, nes labai dažnai nesuderina, toks paskutiniai minutį palieka, ar ne? Tai, manau, apskritai, vienintelė ir didžiausia klaida tai yra galvot, kad nereikia ruoštis. Tai... Taip, arba paskutinę minutę, kad sunku rasti paskutinę minutę kažką creative glam, nors aš pas save šiek tiek turiu. Net nesistebiu. Turiu, tai galite, jeigu paskutinę minutę galite ateiti, tik dėja vyro nepreiks. Kol jį. Tai gerai, galim pakalbėti, kaip ir sakėm, kad gan mažai to creative glam yra pas mus raudonė kilime, bet gal yra jau tokių, ką pastebėjote, kažkokie tai, kaip sakyt, atgarsiai jau to creative glam, tarkim, kokias asmenybės. Mes jau apie asmenybės kalbėsime. Galim ir apie muzikantus, apie asmenybės. Ką jau jūs esat pastebėjusios? Aha, man tai reikia tą. Mes galvojau apie renginį, pakalbėsim, kad pagrindinis turbūt creative glam renginys Met Gala yra. Tai apie renginius irgi pakalbėsim. Tai dar ne. Dar nedaėjo. Valdute, čia tau špargarką. Gali atsidarinėti. Tai gerai, tai gal galit pasisakyti... Su kokiais žmonėmis asocijuojasi? Su kokiem žmonėmis asocijuojasi? Gali tai būti ir užsienio žvaigždės, gali būti ir lietuviai, pas kuriuos pasimatė jau tas creative glam. Aš tik keletą išvardinsiu. Būna, kad kai kurie žmonės sužiba vienais metais labai creative glam, paskui jie nėra tokie creative glam, tai aš gal tokius pavardinsiu, kurie stabiliai būna creative glam. Tai Lukas Gricvis visada labai padirbėjo ties to, Neringa Zeleniūtė, tu.
Reda. Dar keli kiti, sakiau, kur nelabai pastoviai būna, jie Creative Glam'o iš užsienio Rihanna, Chappell Roan, Doja Cat, Tiana Taylor, Charlie XCX, Lady Gaga, Ariana Grande, Julia Fox. O Milda? Su Lietuvos tai turbūt, manau, čia be konkurencijos yra Lukas Gricius, kurisai išlaiko tą eleganciją, man tas rafinuotumas pas jį yra, kad ir mėlynas kostiumas su plunksnom, bet jo poza, jo charakteris, jo charizma visa labai stipriai išneša ir manau, apskritai turbūt, jūs jo Instagramą labai daug gali savo rasti inspiracijų. Kai kurių metų man gal net ir Monikos Mas yra stiliaus labai gražių pavyzdžių. Sakyčiau, kad Jevgenija Redko man visada kelia susidomėjimą ir irgi labai laukiu, kas bus šiais metais. Jessica Shy, žinoma. Man iš tokių žmonių yra Jessica Shy, kur irgi asocijuojasi su Creative Glam, Lukas, tada Neringos Zeleniūtės ir Raudono kilimo. Metai iš metų, tai yra pavyzdys labai geras Creative Glam. Tada jo, Monikos Mas aprinkti žmonės irgi dažnai būna Creative Glam. Kartais būna tik Glam, bet dažnai būna ir Creative Glam. Dažnai būna labai sexy Glam. Jo, sexy Glam būna. Jo, tai jo, o Evgenija Redko, tai tikrai man toks irgi labai stiprus pavyzdys yra, pavyzdžiui, jų Erle žurnalo fotosesija irgi buvo labai to daug matyti. Bet mes apie raudoną kilimą dabar daugiau. Taip. Bet tai yra asmenybės, kurios pasakęs Creative Glam asocijuojasi, ar ne? Šiaip Austėja Jablonskytė buvo kažkada, kai jinai eidavo dažnai, jos darbas buvo daugiau susijęs su rūbais, jinai labai irgi propagavo. Taip, ir dabar labai man gaila, aš Austėjos labai pasiilgstu ant kilimo ir jos labai trūksta, nes jos įvaizdžiai ten man kosminiai būdavo ir taip aš ilgiuosi jų, Austėja grįžk ant kilimo. Darydavo šou, tikrai tokia tuo metu, gal tokia vos ne vienintelė. Taip, ir jinai taip pat taikydavo taip dešimtuką, bet gal tai, man labai įdomu, nes man tai labai artima, tai gal kitiems, žinai, tai jau virš kažko bet... Ne, bet tikrai dėdavo darbo, minties ir pastangų ir ruošimosi. Taip. Ne, tai čia, žinai, ir žinių yra sukaupimas, kad tiek turint detalių visko skirtingo, būnant ne minimalistė, kad tu gali suvaldyti ir gerai atrodyti. Tai čia yra aukštas pilotažas, nežinai, dabar visi pasismaginimas dar tame, kas yra labai reta. Taip. Gerai, o kas, šiaip dar toksai klausimas, kaip manot, kas iš muzikos atlikėjų dabar toks labiausiai dirba su savo įvaizdžiu ir taip labiausiai vykusiai dirba? Jessica Shy, man atrodo. Jessica Shy. Labai stipri komanda jos yra. Kopijų, ar ne? Iš to šiek tiek išeina. Taip, bet aš dar norėjau vieną tokį irgi aspektą apie Jessica Shy paminėti, ką labai aš dažnai susituriu dabar. Jinai yra tikrai labai jos įvaizdžiai konceptualūs. Ir tarkim, kalbant dabar su atlikėjais, jeigu aš, tarkim, irgi mano tie įvaizdžiai būna konceptualūs, bet aš nedirbu, tarkim, taip, su viena atlikėja, kur labai aiški jos linija. Ir kai tu pradedi siūlyti konceptualius įvaizdžius, aš nenoriu būti, labai visi bijo panašus būti Jessica Shy. Tai man irgi toks... Dabar atrodo, nieks negali daugiau to daryti, žinai. Taip, šiaip būtų gerai, kad kaip tą Creative Glam tu gali daryti, bet, žinai, kartais būna net jau, žinai, iš fotosesijos nuotrauką ir tu galvoji, kas čia, Jessica Shy ar čia kita dainininkė, kad vis tiek tu turi atrasti tą savo asmeninį kažkokį tai dalyką, žinai, ir taip labai fainai, kad kiekvienas turi skirtingus stilistus ir pasirenka ilgesniam laikui dirbti su to stilistu, kadangi jie tada išsigrynina tą įvaizdį ir jį gali, pavyzdžiui, viso albumo ar ne metu, kol nėra naujo, propaguoti būtent tą stilių, ar ne, ir rodytis būtent su tokio stiliaus, kaip pavyzdžiui, Redko, dabar man atrodo, su Robert
dirba. Bet dabar Skytė turi savo... Taip, bet tarkim, ten Redko dabar pradėjo su Roberta dirbti irgi neaišku, ar tai bus ilgalaikė partnerystė. Man atrodo, tas ilgalaikės yra labai sėkmingas, nes tu labai susikalbė. Ir fainai yra, kad tu neimi kito dainininko stilisto, ar ne, kad, nebent tas stilistas sugeba labai jūs skirtingai. Yra, kodėl, turbūt ta pati Viltė jau pradėjo dirbti ir su kitais atlikėjais, kaip Donatas Montvydas, taip pat ir Roberta turi kitus klientus, taip pat ir Emilija, kur su Gabrielė dirba ir su Frifinga. Ir labai vykusiai dirba, labai patinka jos darbai, man sakau, tokias kur labai atitinkantis muzikantam. Tai Roberta... Man šiaip yra labai smagu, kad jaunosios kartos stilistas iš vis atnešė tą madą būti atlikėjų stilistam. Labai smagu ir jos yra drąsios ir jos tikrai mato. Ir jos geba konceptais mąstyti. Konceptais mąstyti ir priderinti būtent prie asmenybės. Ir man dirbant, tarkim, su renginiais, labai atsirado tas momentas, kai tu gauni sąrašą atlikėjų, ką tu turi, tarkim, rengti. Ir šis atlikėjas su savo stilistu, su savo ir taip fainai, kad jie galėtų atsisakyti, tarkim, iš finansinės pusės, kad nemokėti savo stilistui, naudotis kito stilisto paslaugom. Valdžios. Tai aš tada valdiškas stilistė, žinai. Bet ne, ten žmonės eina liniją savo, kuri išdirbta ir ilgai labai dirbta. Taip. Jis neseniai tik atsirado, bet jis yra svarbus ir jisai duoda tos vertės svarumą, jisai padeda žmonėms atsiminti tave geriau. Ir kai nėra tęstinumo, vis kažką galvoju iš naujo, kaip samdai naujus žmonės, tai nėra to, kad įdirba. Man dar, žinot, kad šiek tiek kliūna su atlikėjais, kad kažkodėl jie pasidaro rūbų, tarkim, susikuria vieną rūbą ir jį naudoja tik vieną kartą. Man tai šiaip fainai tas tęstinumas, pavyzdžiui, nes ta viena daina man asocijuojasi su tais rūbais, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, buvo Monika Liu ir Mas suknelė Eurovizijai. Man turi daug žavesio, kad atsiranda tas, ar ne, ta daina asocijuojasi tau su tuo rūbu. Tai vat, man gal trūksta, kad mes kažkaip stengiamės labai jau, žinai, viskas kart, nes tarkim... Bijom pasikartoti, bet tas pasikartojimas, jisai leidžia ir įsiminti, ir asociacijas sukurti kažkokias. Ir suteikia netgi tokio, nežinau, nostalgijos, komfortą, ir paskui dažniau prisimeni tą drabužį, nesėjai to drabužį, tą momentą, tą albumą, tą turą. Ir žmogus, tarkim, atėjęs pažiūrėti, jis nori būtent tą vaizdą pamatyti. Taip, tą patį vaizdą, tos pačios nuotaikos ir išgyventą pačią akimirką. Kad netgi ir Creative Glam, tie visi deriniai, kur bus investuota tikrai begalė daug pinigų ir darbo, kad tikrai gali būti panaudojama ir koncertuose. Kad nereikia išskaidyti, tu gali tą įvaizdą. Gali pakeisti, jeigu nori, žinai, kad kažką ten, kažkokią dalį, jeigu tai nepatogu judėti ar ten, žinai, nes vis tiek, tai koncertiniai rūbai yra šiek tiek kitokie. Negu raudono kilimo. Jo, ne raudono kilimo, bet kažkaip pritaikyti, kad tas rūbas nebūtų tiesiog vienam kartui naudojamas. Bet sakau, tie, kurie renkasi dirbti, investuoti į savo būtent kostiumus, tai į savo stilių yra tikrai šaunuoliai, nes tai visam pasaulyje vyksta, jau nebe tie laikai, mes jau nebe tose laikuose gyvenam, kur užtenka odinio striukė užsidėti džinsus. Kaip kam? Kokį žanrą groji? Jo, ten koks biksas, žinai, tai jisai visą laiką gerai atrodys, istorinis jau, žinai, jis jam nereikia. Nes jo įvaizdžio pagrindinė detalė yra plaukai. Taip. Ir ta odinė striukė, ar ne? Tai jo, tai žinai, tai tokiem aišku žmonėm, čia jų asmenybės dalis, bet daugumoje tai reikia padirbti. Creative Glam prisiminiau Nelį Paltinienę. Jinai visada bent jau glam. Taip. Visada bent jau super glam. Taip, galima sakyti. Dideli plaukai, didelis makiažas. Tokia lietuviška Dolly Parton. Visiškai. Žanrai skiriasi, bet atmosfera, ta pompastika, tas toks... Tonas toks. Taip, laikmetis labai atitinka. Jo, toks man pirmasis visam pasaulyje, tai gal David Bowie, ne, buvo, ar dar kažkas buvo. Jo, David Bowie Amazing buvo, irgi jo visi
ta prasme, dabar yra inspiracija, viską ten. Aš gaila nespėjau, buvo Londone paroda, buvo sudėti visi jo kostiumai, labai norėjau aplankyti ir kažkaip nespėjau nuvykti. Gerai, tai dar pakalbėkime apie lietuvių dizainerius, kadangi jau lietuvės, pakalbėkime apie lietuvių dizainerius ir paminėkim pavardes tų, kurie išsiskiria jų kūrybą ant raudono kilimo ir kurie, tarkim, visai tiktų irgi į creative glam temą, ar ne? Tai čia turbūt pasikartos mūsų tie dizaineriai. Manau, kad taip. Monika Mas, Olga Filatova, Kontrimienė, Marija Petraitytė, dabar Jessikai dažnai suva, Jūrė, Magdalena Studijo man už pernai gelminės tą vestuvinę suknelę. Ant raudono kilimo ir dar yra daugiau jie per laiką. Juozas Statkevičius. Senosios kartos, aš kai kurių nenoriu girti asmeniškai dėl savo patirčių, bet manau, kad pasikartoja tie. Taip, visiškai. Bet vis tiek daug pasakėt naujų, kur galbūt žmonės nežino, žinai, tai ta informacija, manau, bus naudinga. Bet manau, tie dizaineriai jau šiem apdovanojimam užsakymų nebepriims. Gerai, tai dabar pakalbėkime apie tas klaidas, kurias Milda vadinat vizualų įvardijo. Ko mes norim matyti, ar ne? Kokias dažniausiai netgi ir net raudono, ne tik ant raudono kilimo, šiaip daromos klaidos. Tai kas nori pradėti, Milda? Aš iš tikrųjų, manau, daug kur kartojasi iš esmės tas pats, tai man svarbiausiai yra, kad būtų audinys išlygintas, bet tada atrodo tau truputį lyg ir noris prieštarauti. Tarkim, į Kauną žmonės atvažiuoja iš Vilniaus, sėdėdami automobilį, susiglamžo. Taip, bet Kardashian važiuoja visą laiką į renginius atsistojus. Taip, yra išeitis. Galų gale, arba tu gali važiuoti, aš pati esu ne kartą važiavusi ir nebūtinai su nakvynė, bet drabužius tu atsiveži ant atskiros pakabos ir apsirengi prieš pat renginį. Aišku, man labiausiai dar kliūna visi tokie dalykai, nežinau, juokingai skambės, bet telefonai kišenėse, kas ant kilimo labai matosi ir mane tai persina, kad... Kelių ilgiai dar būna dažnai, kelių ilgiai būna, ypač pas vyrus, nesudėti arba nepagalvoja, kad kai kurie batai turi būti dėvimi su kojinėmis. Taip. Dažnai per trumpos kelnes. Per trumpos kelnes. Tai dar audiniai, kad, tarkim, jeigu yra labai plonas audinys, kad jis dažnai atrodo negerai, ypač nuotraukoj, nes jisai turi negražų kritimą, ar ne? Tiesiog būna nefotogeniški, gyvai prieš veidrodį gali atrodyti labai patraukliai, bet reikia įsivertinti ir truputį namuose pabandyti pasifotografuoti prieš išvykstant. Bet čia labai geras tavo šitas dalykas yra pasifotografuoti namuose ir pasižiūrėti, ir kaip drabužis atrodys, ir pačią pozą tu gali dar atrepetuoti. Ir truputį susitapatinti su to savo tos dienos įvaizdžiu, nes dažnai lekiant paskutinę minutę jau drabužiai ant viršaus būna užsivelkami po viso makiažo, kuriam daugiau laiko tuo metu skiriama ir dėmesio, ir paskui toks afterthought gaunas tas apsirengimas, bet reikia pažiūrėti, ar kas nekyšo, ar kas nestyro, ar nespaudžia, ar nereikia, ar kažkas neužsikabino kažko. Taip. Jeigu nėra, kas to pasirūpins jau prieš pat einant fotografuotis. Ir dar būna tiesiog prastas fitas drabužių. Prastas fitas ir net ne tas dydis būna, kur, žinai, išsitrauki po 5 metų švarką ir tu matai, kad tau jau neužsisega, bet tu vis tiek dar ten ant tos... Arba kaip tik skęsti. Arba kaip tik skęsti. Arba iš streso sukūdo žmogus prieš ceremoniją ir tada biški kabo viskas. Dabar, kai žinos, kad creative glam, tai jau sukūs tikrai visi, man atrodo. Tai va, tai... Ką, ačiū Jums labai už pokalbį. Ačiū tau, kad apskritai iškėlei tokį klausimą ir aš kažkaip tikiuosi, kad daug problemą. Kad padės žmonėm kažkiek. Reikia ir kitokių temų dar visokių esu prigalvojusi čia kitiem pafilmavimams, bet dabar čia toks gal pagrindinis, apie kurį aš dabar girdžiu daug ir daug klausimų kyla žmonėm, tai galvoju, reikia tiesiog išsigryninti ir pakalbėti ir suprasti ir visos mes suprantam taip pat, nes naujas dalykas, tai
Tai tikiuosi, kad ir visiems, kas klausys mūsų, bus aiškiau. Lauksim rezultatą. Bus aiškiau, tai nu va turit kur kreiptis. Yra daug ir išvardėm nemažai ir pro šitų stilistų, ir dizainerių, ir pačios save išsireklamavom, tai gali tiesiog kreiptis. Gerai, ačiū merginą. Ačiū. Iki. Padarom tokį gal čia, va tokį. Ne, gal to ne. Ne. Ne.